Sveiki, sveiki visi. Ir šiandien mūsų vėl susibėgimas. Laukiu prisijungiant. Pasikalbėsim apie buvimą laukime, gyvenimo rate ir kaip iš čia ištrūkti. Laukiu, kada pasimatysiu. Jau atrodo, pirmieji veideliai atsiranda. Valio, vadinasi, eteris vyksta. Nu ką, sveikinuosi iš po palmių praktiškai, taip kliuvo. Ne visai čia įsipaišau su savo apranga, nu nebent tai, kad biški blizga į kalėdinį laikotarpį. Iki šiandien po pietų nežinojau, praktiškai gerų po pietų, nežinojau iš viso būsiu aš eteryje ar nebūsiu. Tikiuosi, girdžiuosi pakankamai, jokių nusiskundimų nėra, manysim, kad viskas gerai. Žodžiu, tokiom sąlygom keistom aš čia sėdžiu, labai įsipaišysi, nežinau irgi nei kur kalbėsiu, nei kaip man čia susidėlios, bet įsitarpavau. Nu ką, bendro, kol renkatės, pasidalinsiu kur aš, ką aš, kaip aš. Šiuo metu atliekus trumpam į Kiprą. Ir vakar šiandien tokias patirtis turėjau, kokias jau seniai neturėjus. Kai kurias iš to pirmą kartą. Po 10 metų pertraukos, pirmą kartą po 10 pertraukos metų įsėdau važiuoti kairę pusę. Taip sakant, tai buvo toksai smegenų palaužimas, pamankštinimas ir kai savo pats garsiai kalbi, kairė, į kur pro kur, tai žodžiu. Tokios patirtys, kitos buvo, kai kirtom Turkijos sieną. Dar įdomiau buvo, sukom 2 ratus pirmyn atgal, kol įvažiavom. Nu, žodžiu, su nuotykiais, smagiai. Ir dėl to sakiau, nežinau, nes mes kol buvom Turkijos pusė, praktiškai nebuvo variantų daryti laivą dėl to, kad interneto ten nėra mano nešiojamo, o, žodžiu, savaitės irgi buvo man ten kebloka. Bet grįžau į kitą vietą, dabar vėl aš esu Graikijos pusėje ir galiu su jumis pasikalbėti. Tai va, kaip jūsų laukimo laikas, kas esate advento kalendoriuje? Kiek mūsų dabar susirinkę? Virš 50. Kas esate advento kalendoriuje? Greitai paspaudžiat kokį ženkliuką? Širdutę. Paleidžiam širdučių. Kas esate advento kalendoriuje? Širdutes. Kas nesate kalendoriuje? Kokį ženkliuką spaudžiat? Rašot 0. Rašykit 0, kas nesate advento kalendoriuje Telegrame. Kas esat su manimi advento kalendoriui, paleidžiam širdutes. Spaudžiam laikų. Pasne prie kur komentaruose širdutės. Čia labai fainai irgi labai gražu, bet komentaruose širdutės rašom. O kas nesate advento kalendoriuje, rašot 0. Ir kol kas 0 nematau. Puiku. O kas vis dėlto būsite, kas 0, tai kviečiu prisijungti prie advento kalendoriaus, kuris nieko nekainuoja, jis dovana. Ir ten mes turime kiekvieną dieną nuostabę su fantastinėm meditacijom. Dėl to labai kviečiu kokią didelę širdį kažkas atnešė, kas čia gražina, oi. Tikrai mes turim nuostabų laiką advento kalendoriuje. Ir dar čia tik pradžia, dar tik 3 dienos buvo. Labai kviečiu jungtis, puikiai, gerai. Kągi, šiandien aš noriu pakalbėti apie gyvenimo ratą, apie ratą, kurį mes sukam. Galima sakyti tą patį matricos ratą, tą patį hipnozinį ratą, kaip norim, galim vadinti. Yra taip, mes sukamės rate. Žinote, žiūrėjau, mes čia dabar, kur gyvename, visai netoli yra tie, kur nuotrauko įdėjau, ir tas didžiulis ratas, ir kitokios karuselės. Jos sukasi. Ir tu supranti, kad įlipti ją įlipai, o išlipti tik tai tada, kada tau leis.
Tu negali išlipti iš jos tada, kada tu susigalvosi. Tu negali išlipti tada, kada tau šaus į galvą. Yra laikas išlipti. Bet kitas momentas yra, jeigu tu neišlipsi tada, kada tau sustojo ratas, jisai suks toliau. Ir tu vėl turėsi laiką prasukti. Nebus taip, kad kada susišvietė, tada ir lipu. Ne, yra duoti momentai, kada mums yra laikas išlipti. Kaip pajausti, kaip žinoti, ką daryti. Tu tarsi gyveni savo gyvenimą, iš kitos pusės ratas sukasi. Ratas sukasi ir tu jame. Tu galvoji, kad tu vadovauji paradui, bet tu rate tave suka. Tu nematai realybės, tokios kokia jinai yra, jinai laiko tave. Ir mes matome pasaulį iš tos vietos, kurioje esam. Žinot, aš buvau dabar mieste, kuris yra perkirstas per pusę. Nikosija. Ir senamiestis. Senas miestas, pilis, žvaigždė, būtent žvaigždės miestas, 11 kampų žvaigždė, kur yra žvaigždės, ar ne, čia iš viso specifika apskritai, bet, tas miestas konkrečiai yra žvaigždė. 11 kampų žvaigždė, jos visas forma, ne, ten. Ir jisai, tas senamiestis, pats centras, jau centriau nesugalvosi. Jisai perkirstas per pusę, padalintas į 2 dalis. Ir tu negali pereiti per miestą, kur susigalvosi. Tu negali nieko padaryti, kaip pats prigalvosi. Bet kaip duotas praėjimas, tai praeini. Ir vieni mato tą miestą iš vienos pusės, vienokės, jo vieną dalį, kiti mato kitokią dalį. Tai yra 2 valstybės. Realiai 2 valstybės, kita valiuta. Viskas kitaip. Ir tiek daug atskirčių ir tas pats miestas. Dabar mes gyvenam tarsi vienoje žemėje ir mes esame skirtingose realybėse, absoliučiai skirtingose realybėse. Mes galime nematyti sienos, kuri mus skiria, bet mes galim būti atskirti totaliai. Kol mes tik žiūrim vieni kitus, atrodo viskas tas pats, koks skirtumas? Koks skirtumas? Atrodo ir tu, ir aš, viskas ta pati realybė, čia viskas ta pati žemė. Bet tu pabandyk judėti į priekį ir tu suprasi, kad yra siena, tavęs nepraleidžia į kitą pusę. Ar nelaikas, ar kroviniai neiškrauti, ar dar kas nepadaryta, tavęs nepraleidžia. Yra momentai, kada atveriami vartai išeiti, yra momentai, kai uždaromi vartai. Ir žinot, aš įvažiavau į Turkiją, į Turkijos pusę su mašina. Įvažiavau su mašina, ten mes nakvojom, žodžiu, mašina parkavosi ir aš bevaikštama po senamiestį, bet po šitą būtent aš jame ir nakvojau. Aš visada, kai jau ieškau nakvynės vietos, aš ieškau centriukėje. Mano mylimiausios vietos yra tie viduriukai. Ne kažkur kažkada, kad gražu ten kažkas, bet man turi būti viduriukas, senamiestis, kur yra pati ta energijos, pati ta sankaupa. Ir, reiškia, aš įvažiavau ten ir pasivaikščiojome vakare, ten viskas fainai ir apsižiūrim, yra išėjimas pėsčiomis, galvoju, kodėl man viešbutėje nepasakė, kad galima išeiti ir pėsčiomis į kitą pusę, jeigu aš noriu. Galvoju, rytojaus jau mūsų kaip ir mes turime išsičekinti iš to viešbučio, sakau, paliksiu šitą mašiną, eisim mes dar pasivaikščioti, sakau, į Graikijos pusę nueisim, sako, jūs negalite. To prasme, kaip tai negalim? Tengi žmonės eina, yra pasienis padaryta, parodė pasų kontrolę. Nesako, jūs įvažiavot su mašina. Tai kadangi jūs įvažiavot su mašina, jūsų nepraleis į ten pėsčiomis. Įvažiavai su mašina, išvažiuoji su mašina. Ta prasme, netgi gali būti, kažkas už tavęs, kas tavęs neišleidžia. Tu nori tempti, sakykime, atsidarė vartai, aš dabar pro čia išvarysiu, taigi viskas yra. Ne, čia tik be krovinio. Ir jeigu tu turi krovinį, tu turi jį anuliuoti, netinka, nepraleidžia tavęs.
Yra praėjimas, bet tavęs neleidžia. Tu negali išeiti su tuo kroviniu, su kokiu tu esi. Ir dabar kas mūsų nepraleidžia į tą kitą realybę? Kas mūsų nepraleidžia? Mūsų kroviniai. Aš esu ne kartą kalbėjusi. Tos pačias mes turėjome meditacijas, kad jūs esate seniau su manimi, kur liūto vartus praeidinėjom, kur valėmės visas savo naštas. Esu kalbėjusi apie vartus. Biblijoje yra tokia istorija, kur yra mažieji vartai į Jeruzalę, kurie buvo vadinami, arba tebėra vadinami adatos ausis. Dėl ko? Dėl to, kad jie yra labai maži. Ir per šituos vartus negalėjo praeiti jokie kupranugariai. Nežinau dabar veikiantis, neveikiantis tie vartai, nesu tikra, bet faktas tas, kad per tuos vartus, kad praeiti, turėjo būti nuimami visi kroviniai. Ir kupranugaris ant kelių galėjo praropoti. Tik tai taip. Ir yra momentai, nepraleidžia tavęs su tavo kroviniais. Nepraleidžia tavęs su tavo baimėmis, žaizdomis, nuoskaudomis, pykčiais, erzuliais ir taip toliau, su tavo chaosu. Ten nepraleidžia, ten nėra chaosų. Įsivaizduoju, yra erdvė žmonių, kur yra harmonija. Tiesiog, faina, visi gerai jaučiasi, visi bendrauja, meilė, taikoja, ta prasme, smagus bendrystės ratas. Ir įeina kažkas su automatu. Kokia reakcija, ta prasme, visi tokie, kaip faina, atėjo dar vienas ir su automatu. Ne, jo ten neleidžia, ne, sako, tu su šitokia artilerija ten negali įeiti. Nes tu sugriausi tai, kas jau yra sukurta tų žmonių. Galbūt jie irgi turėjo automatus ir patrankas ir granatas ir jie ten šaudė, gaudė vieni kitus, bet dabar jie viskas apsivalė, jie to jau nebesinešioja. Kokios granatos? Žodžiai. Mintys. Mes griauname savo mintimis, kai mes užtaisome jas neigiamą energiją. Ir taip toliau visos baimės. Kas yra baimė? Jinai kūrė tą realybę, ko bijo. Tai yra sunkioji artilerija. Ir ten neįleidžia jau su tuo. Viskas, sako, jūs kitoj pusėje. Ne. Palik visą tai. Išsikrauk, palik. Ir tada galėsi įeiti. Ir tu labai nori, ten tai faina, tu matai pro langą. Kaip ten faina, kaip ten smagu, ten švakutės dega, ten gera nuotaika, ten muzika, ten žodžių. Bet tavęs neleidžia. Sako, tu palik. Negaliu. Kodėl tu negali palikti savo šovinių? Kodėl? Todėl, kad aš jau nebebūsiu aš. Kas iš manęs liks, jeigu staiga aš paliksiu savo visą pyktį, susierzinimą, ten žaizdas pamiršiu. Kodėl mes laikome seną pyktį? Jis dažnai mums asocijuojasi su apsauga. Mes galvom, kol aš pykstu, tol aš galiu atremti, bet tai, kas mane gali įskaudinti, galbūt tikimybė ten maža, bet jeigu kas nors mane puls, aš jau turėsiu ko atremti. Ir laikomės pykčio prisikaupę pilvus. Nešiojamės tą pyktį dėl visa ko. Tai yra ginklai mūsų. Bet su tais ginklais toliau neįleidžia. Ko nereikia tau tų ginklų, ten jau to nebereikės. Bet tai kas iš manęs liks, jeigu aš jį paliksiu? Kas aš būsiu? Mes susitapatinam save su savo skausmu, savo žaizdom, savo ligom. Kaip tu drįsti sakyti, kad galima nesirgti. Aš 35 metus šitokius sunkius vaistus geriu ir nieks man padėti negali. Tapatumas. Aš ir mano lyga tapatybė. Kaip tu drįsti pasakyti, kad aš galiu būti be ligos? Ta prasme. Tai dėl ko aš kankinausiu tos 35 metus? Veltui? Ir žmogus galvoja, kad tokią auką jis padarė, kad ta auka tokia brangi, kad neverta jos net atsisakyti. Ta prasme, ir toliau lieku toj aukoj. Nes tai duoda ką? Tai duoda dėmesį, tai duoda reikšmingumą tam tikrą. Aš sergu tokia liga. Iš viso, jeigu jinai yra reta liga, tai iš viso garsenybė galiu būti. Arba populiari liga. Ar dar kokia nors. Ta prasme, mes ant tiek susitapatinam su savo skausmais. Kaip sakom, čia mano alergija. Kaip tu gali sakyti, kad alergija galima jos išsigydyti? Ne, čia mano alergija, todėl kad aš reaguoju į tą ir aną. Ir čia toksai reikšmingumas, aš reaguoju į
pieną kokį nors. O aš negaliu to, aš negaliu ano. Ir čia jau tapatumas, čia mano išskirtinumas. Nu ne ten, blin, išskirtinumas, hebra. Būkime išskirtiniai savo meilę, o ne lygomis. Bet va tas susitapatinimas su to neigiama pusė mūsų nepraleidžia eiti toliau. Mes galvom, kad mūsų išskirtinumas yra labai svarbus mums. Jeigu mes jo atsisakysime, mes tapsime nebe mes. Nebijokit. Bus daugiau mes, negu su visu to išskirtinumu. Žinot, irgi nekartą naudojau šitą pavyzdį, bet hipių laikai kitokie. Jie buvo kitokie negu visas pasaulis. Hipiai, mes hipiai. Ir pasižiūri tos hipius, jie visi vienodi. Ta prasme, rodyk man skirtumą, net tarp vyro ir moters sunku pamatyti skirtumą. Todėl, kad visi vienodi. Hipio dvasia. Nuo to atsiskyrimo, tipo mes ne kaip visi, pasidarė visi vienodi hipiai. Arba dar kas nors vienodi, pankai ar dar kas nors. Prasme, va tos rimtos didžiosios, kad ir taip pat ir rokeriai, ne? Jie išsiskiria savo panašumu. Prasme, jie panašus tarpusavyje. Tai nėra originalas, tai yra vėl tam tikras štampas, tik kitoks. Vieni su plaukais ilgais, kiti visiškai plikom galvom, vieni išsidažę, kiti būtinai tatuiruoti, kitokie tatuiruoti. Nu, ir kuo jūs kitokie, jeigu visi tatuiruoti? Pas mane visa ranka tatuiruota, o pas kitą 2 rankos tatuiruotos, tai kaip tada? Reikia dar antrą nustatuiruoti, tai bus taip pat su 2 rankom nutatuiruotas. Tai prasme, nieko tome originalo nėra. Mes galvom, kad čia mes susikuriam savo originalą, bet tame nėra originalumo. Originalumas yra viduj. Originalumas mūsų yra viduj. Ir jis yra nepakartojamas. Kodėl nedaro, kai sako, tuningo kokiam Ferrari? Todėl, kad jis yra Ferrari. Nezoporožėtis, blin. Kažkam tai reikia, kai iš kažko tai kūrė ale Ferrari, pasidaro tipo ale, bet tai turinys tas pats. Variklis, koks buvo, toks ir liko. Esmė ta pati, viduriai tie patys, iš išorės ten prideda tų tuningų. Čia papūtė, ten pradūrė, čia nupiešė, čia užklijavo lipduką. Čia blakstienas dar uždeda mašinom labai fainai, tokios rūžavos mašinos su dėlėm blakstienos, žinokit, blondinė važiuoja, viskas liuks, fainai, gražu. Bet tai ne originalai. Turinys tai tas pats, viduriai tie patys. Iš išorės gali pripūsti, bet viduriai tie patys. Nuo ten geriau nesigavo. Bet iš tikrųjų mes esame originalai viduje. Ir mums nereikia tos išorės parodyti, aš kitoks. Vat kai tik pradedi rodyti, aš kitoks, iš karto įsiveli į kopiją. Nes kažką reikia datempinėti. Tu nebe tu, o datempinėjai. O kai datempinėjai, tai ne tik tu vienas datempinėjai, daug datempinėjai, pas tos pačius meistrus datempinėjai. Ir vėl ne originalas. Bet originalas yra viduje. Mūsų jėga, mūsų šviesa, mūsų meilės visa ta energija, jinai yra originali leidžiama per mus. Ir tame visa jėga. Tame yra visa jėga. Tada paleist tą visą tuningą, leiskiam, nusimesk į visą. Visas tas baimės. Visas kaltes, nuoskaudas, visas reikia plaut lauk, valyt lauk. Juose nėra jokio originalumo, ligose nėra jokio originalumo. Žemoj savivertėj, jeigu galvoji žema savivertė, tai pasikelsiu ten ką nors padidintama. Nesigauna. Savivertė yra, kas žemiausią savivertę turi. Dažniausiai tos merginos, kurios jau iš viso nėra ką pridėti. Realiai nėra ką pridurti. Viskas sudėta. Tuningas 100%, o ten viduje labai blogai, labai blogai. Jai viduje blogai, nes jinai galvoja, kad tuningą darydama viduje išsigydys, bet neišgyjo. Ir yra gelbėta mano ne viena mergina tokia, kur pasižiūri į nuotrauką, tai prasme ant scenos. Iš karto juosta mis, kas nori. Tai prasme tobula. O viduj blogai, liūdna.
Ir alkoholis būna, ir dar blogesnių dalykų. Ta prasme, labai blogai. Traukta iš mirties ne viena, o iš išorės tobula. Tai va tas tobula negelbėja. O mes galvojam, kad jeigu jau bus tobula, tada visi supras, wow. Bet nereikia kitų wow. Tavo viduje yra wow arba to nėra. Tiesiog nėra. Kitų wow tau nepadeda. Ir kuo kiti labiau wow, tau pradeda tas kontrastas didėti. Jiem wow, o man, taip sakant, chrenova. Visiškai nieko gero, prasme blogai, ir liūdna, ir depresova, ir taip toliau, ir niekur neveda tas mano wow, išorinis. Ir dar blogiau, klišės užkrenta ant tos wow vietos. Ir pasidaro tas imidžo įkalinimas. Įsikalinam tame imidže, kas aš atrodau, kaip aš atrodau, ką apie mane turėtų galvoti, nes tai yra mano imidžas. Tai vat tas imidžas, toksai gražus narvelis, gražus kalėjimas, kuris ale laiko mane. Ir kur laiko, ką laiko, kas iš to išeina laikymo? Nieko. Nes tai tik imidžas, tai tik fasadas. Susikurkime imidžą. Nu, faina susikurti, jeigu tas imidžas eina iš vidaus į išorę. Tada viskas liuks, ta prasme, tai išsiskleidimas yra sužydėjimas. Tai yra kaip iš pradžių, sakykim, pumpuras, kuris išsiskleidžia. Ir va, tas rožės žiedas, ar net koks ten bebūtų žiedas, jis yra išsiskleidęs. Tai yra atsivėrimas. Atsiveria viskas ten, ir imidžas, ir stilius, ir braižas, viskas atsiveria. Bet tame širdis yra. Ne atskirai kaip priklijuoji tų plunksnelių ir sakai, povas. O tuo tarpu nejoks ten ne povas, višta ir tiek žinių, nieko nėra, tik tai povo uodega uždėta. Tai va, grįžtant prie rato. Va šitame sukime, ar tokiame, kaip bebūtų, kur mes besisuktumėm, tame sukime yra tas hipnozinis momentas. Mes gyvenam uždarą ratą. Mes galvojam, kad mes einam, o mus suka. Žiūrėkit, kuo suka? Sezonai. Sezonai sukasi žiema, vasara, kalėdos, Velykos, Joninės, jau vėl kalėdos. Ir mus suka. Ir kas vyksta tame sukime? Man visada tuo laiku būna taip, o man tuo laiku būna taip, o man tuo laiku būna taip. Ir reiškia, sustoja yra tie būna, tos patirtys surinktos, mes renkam, taip sakykim, aukštais. 1, 2, 3, 10, kai man buvo 5 metai, kai man buvo 15, man 25, žodžiu, pririnkta ten tų visokių patirčių. Ir tada gimtadienis dar, gimtadienis labai geras rato prasukimo tas momentas, kad važiuojam dar vieną ratą. Ir mes sukam ratą. Prieš gimtadienį man būna liūdna. Žinau kodėl. O prieš kalėdas man būna taip. O iš viso per naujus metus tai man būna naip. Ir mes kodėl būna, to, kad mes ratą sukam. Pernai, užpernai, ar prieš 5 ar prieš 15 metų, mes turim tas sukauptas patirtis ir mes sukam ratus. Mes sukam ratus. Yra galimybė išeiti? Ar nėra galimybės išeiti? Yra. Iš visų karuselių yra galimybė išeiti. Yra laikas, yra momentas, kada duoda tau tą praėjimas. Išgirdai, tau ir tu taip, man reikia šito. Ir praėjo laikas, tu nepadarai nieko. Ir tu jau rate. Ir tave suka. Apsuko, kiek pas mane tokių žmonių atėjo. Indrė, aš prieš metus laiko jums rašiau. Matau. Tai man buvo taip labai blogai. Žinau. O dabar man 10 kart blogiau. Taip ir turi būti. Todėl, kad tada tu prieš metus laiko sakei, man reikia, aš turiu kažką daryti. Ir nepadarei. Ir tu prasukai dar vieną ratą. Visus metus. Visus metus. Ir be abejo, kad blogai. Kas tau leis būti gerai, jeigu tu nieko nedarei? Dėl to, kad tam, kad tu išliptum, tave turi pasivėlinti.
Jeigu tavęs nepasvilino, tu niekur nelipsi. Ten gerai. Suka taip gerai, toks svaigulys, toks bendras. Bet kas būna, kai tu išlipi, tau galva sukasi. O tai nepatogu. Nefaina. Nu kaip dabar galva sukasi. Tai visą laiką sukausi ir buvo gerai. Žinai, kai būna, tu ten ant kokio nors agregato varai ir tu tavo jau viskas susiderina su tuo siubavimu, su tuo sukimu, visą laiką ten drama, dar kažkas vyksta. Ir sustojo. Tuo prasme, dramos nėra. O kaip gyventi be dramos, o kaip gyventi be baimės, o kaip gyventi. Ir tave nešioja jau, tu nesusiorientuoji, tu nežinai kaip elgtis, nežinai kaip kalbėti, tu pradedi mokintis vaikščioti, tu pradedi mokintis kalbėti, nes kiekvienas žodis kažkokia nesąmonė. Kai pradeda žmonės sąmoningai susivokti, kas vyksta, sako, ką aš kalbu. Oi, kad tik neatsitiktų, oi, kaip aš bijau, kad nebūtų, oi, žinai, žiemą tai aš visą laiką sergu, oi, pala, jau nebe, mes jau išlipom iš tos karuselės, mes nebesergam. Nebesergam. Nu gerai, nesergam. O ko dar nedarom? Ir mes pradedam mokintis kalbėti, mes žiūrim, kad pas mus žodynas užkaltas visokiom nesąmonėm. Ir mes gyvenam tame sraute. Mes sukam tos ratus per savo pačių liežuvį, ne per ką nors kitą. Mes patys savęs laikome, nes mums tai patogu, mes tai pripratę, mes žinom, kaip jaučiasi būti sukamiems. Mes pripratę turėti tokias kalėdas, tokias Velykas, tokius naujus metus ar tokį gimtadienį, mes pripratę. Tegul su konfliktais, tegul su ašarom, tegul su depresija, tegul su ko nori, bet pripratę. O kaip be to? Mes nežinom, nes mes neatsimenam tokio varianto, nes taip nebūna. Kažkas tai turi vykti, atsikartojimai tie, tam, kad mes jaustumėmės saugiai. Kaip sako, savas kakutis šildo. Savas. Tegul kakutis, bet šildo, nes savas. Va taip ir sukamės. Tuo tarpu išlipti galima. Davai lipam. Ir dabar šitas mūsų advento kalendorius. Buvo visokių minčių. Darom taip, darom kitaip. Mes ten net ne paskutinę, jau pirmą praktiškai advento dieną, jau turbūt vos ne buvo, kai aš paskelbiau, kad viskas, chebra, dovanoju. Ta prasme, aš supratau, kad žmonėm taip yra saugu sėdėti kutyje, kad jiems išlipti reikia dar ir pridėti, ir pridurti, ir užkrauti, ir ištraukti, ir pasodinti, ir apiplauti, ir apvalyti. Ir dabar, supranti, kad faina visai tai, pabandyk, paragauk, kad visai kitaip galima gyventi, prasme, pakeisti tą savo amplitudę judėjimo. Tu gali pakeisti. Ir tu gali pakeisti lengvai, paragauk. Ir tam yra advento kalendorius, paragauk, kaip jaučiasi gyventi. Padaryti kitokias kalėdas, susikurti kitokius naujus metus, susikurti naują gyvenimą. Tiesiog taip, paprastai. Tik vieną kartą per dieną mini meditaciją, pradėti judėti, išeidinėti iš tos amplitudės, po trupučiuką dėti žingsnius, išžengti iš to krepšio, išlipti. Bet tai ką darys artimieji be manęs? Taip, jie labai jaudinsis. Jie sakysiu, kodėl tu mus palieki, kaip tu drįsti, kokia tai sekta čia susikūrė, ką tu čia darai, medituoji, a ne, medituoji. Oho, kokia tu susireikšminusi, medituot pradėjai. Ir taip toliau bus ir patyčios, ir atstumimas, ir pyktis, gali būti visko. Klausimas, kokią kainą moki. Ar tau geriau paaukoti savo gyvenimą vardan ramybės kare, ar tu nori išeiti iš jo? Viskas, tik tiek. Bet tai čia yra ta plona riba, kur tu pats priimi sprendimą, žengiu ar pasilieku. Man faina likti su savo kakučiu, šiltai, toliau, niekam nedrumsti vandens ir kad man niekas pirštų nebadytų. Geriau nuosaikiai, pabūsiu aš taip pakraštėlyje. Problemėlė, kad ten ilgai niekas nelaikys. Šitą karuselę vieną kartą jinai padarys savo out. Šiandien žiūrėjom tokią vieną. Buvo apšilimas karuselių
Kaip tik pamatėm tą momentą, buvo prieš 12, matai 12 atidarinėjo jas ir prieš tai pradėjo sukti. Ir vienas iš jų toks kaip pagalys, kuris suka, nu žodžiu, iš abiejose galuose ten po keli žmonės ir varo ten didžiulių, jeigu didysis ratas kem 5 metrai, tai tas gal koksai, nežinau, 55 metrai, nu realiai dar jis aukštesnis už tą ratą, nu stipriai suka. Ir mes taip stebėjom iš tolo, kaip tai veikia. Jis suko tuščią. Ir kaip ten varto, belė ką daro, ir tu supranti, aš sūnui sakau, o ir dar už savo pinigus. Tu prasme, realiai už savo pinigus. Iškia, tau taip trūksta adrenalino gyvenime, arba tau taip nuobodu, arba tau taip blogai, kad tu nori padaryti, kad blogiau, kad po to tas blogai nebūtų toks blogai. Nu irgi variantas. Nes mes tokias vienas turėjom, jis labai norėjo išbandyti ir vienas tokias iš šono pažiūrėjus visai neblogos, bet po jų supratom, žinai, ne, tiesiog ne. Tu supranti, kad tau padaro blogiau, negu buvo prieš tai. Ir ne dėl to, kad pas mane kažkas sudestibuliarina, ne, tiesiog labai nemalonu. Tiesiog nemalonu. Labai nemalonu. Ir, nu, nenoriu aš, kad man darytų nemalonu. Man pakankamai gerai su savo gyvenimu, kad pasidaryti blogiau, vardant to, kad paskui nesijaučiau blogai. Man ir taip gerai. Ne, ten aš daugiau neįsiu. Ir va tie momentai, dėl ko žmonės save kankina. Dramos reikia. Trūksta dramos, trūksta adrenalino. Dėl ko jo taip stipriai reikia, dėl ko mes esam priklausomi nuo adrenalino, kodėl mus įsiveža. Kodėl mes pradedam veikti tada, kada adrenalino suvarom dozę. Šiaip, aš dar galiu pakentėti, dar ne taip blogai, dar normaliai. Ir taip kokia nors diagnozė. Nespėjai kojų kilnot, kaip varai priekį. Ta prasme, wow. Niekada taip aktyviai, produktyviai negyventa, kaip tik taip po to, kaip gauni diagnozę. Netikra diagnozė. Tai gerai tada. Pabėgiojom, galim vėl sėdėti. Nu, mums kažkodėl tai reikia, kad mūsų varytų adrenaliną. Bet, ne visą laiką jisai ir varomoji jėga turėtų būti, ne visai taip. Jeigu mes būtumėm varomi meilę, mes daug daugiau padarytume. Ir daug produktyviau, ir daug rezultatyviau būtų tas kūrinys, tas vaisius visai kitos kokybės. Ar kai varomas baimės, ar kai varomas meilės. Bet kažkodėl baimė jinai geresnis variklis. Daugeliui. Nes bijau, kad pritruks. Tai varau per 3 darbus. Juose palieku savo sveikatą, pinigus išleidžiu daktaram ir vėl bijau, kad pritruks. Nes, jau istorija tokia buvo. Tas sugedo, variau, technikinę praėjau. Štai kaip mašina, žinai. Varau, nesvarbu, koks kelias, be kelio, su keliu, koks skirtumas. Bet kažkodėl mes apie mašinas taip kitaip iš jį galvojam, bet įsivaizduokit save kaip mašiną. Tu varai savo kūną, yra kelias, nėra kelio, žvyras, ledas, dzin, varom, nestabdom ir tu ant savo kūno šitaip droži. Pradroži ir paskui sako, technikinės nepraeina, remontui. Ir tu visą tą, ką uždirbai varydamas, atiduodi ten, remontui. Atidaviau. Bet nieks neparemontuos tavęs teisingai ir iki galo, taip kaip būtų originalas. Ne. Čia nėra taip, kad mašinoje dar daugiau galima, ten dar detalę gali pilnai pakeisti ir originale. Čia nėra tokio varianto. Jeigu ir pakeisti, tai ne visai taip ir ne visai toks rezultatas bus ir toliau tu mažiau jau pavarysi. Mažės greitis ir visa kita, o gali būti iš karto nukris greitis labai stipriai. Yra tokių sustabdymo būdų, kur greit sustabdom, momentiškai. Arba visam laikui iš karto. Būna visaip. Dėl to, save varyti kaip ir nėra prasmės, va taip kaip pasižiūri. Bet mes taip darom. Dėl ko? Nežinau. Taip žmogui, atrodo, reikšminga. Kažkokią tai pėdsaką paliksiu, tokį įrėžtą gilų, žinai, kaip užpakalio asfaltą pradrožiau, tik neaišku, kur tas žymėlis, ar ant užpakalio ant asfalto. Greičiausiai tik ant užpakalio. Tai va, teks judėti savo kojom, teks atsistoti ant savo kojų, teks išmokti stovėti, eiti. Teks, jeigu norėsim gyventi.
O jeigu nenorėsim gyventi, galima drožti, varyti, nudrožti, o kaip sako, arklius padeda į vietą, kai jie yra nuvaryti. Bet niekas tų arklių nenuvarinėja, jeigu tie arkliai patys nesileidžia nuvarinėjami. Bet dažniausiai mes patys esame tie atsakingi už savo nuvarinėjimą. Ir tik skundžiamės kitais. Bet nieks nekaltas. Nieks nekaltas. Nieks nekaltas. Tik mes patys. Mes leidžiam save kankinti. Tai va. Tokie pamąstymai apie karuselės, tokie pamąstymai apie sukimo rato. Ir kaip tik mes atėjo dabar visi ant šitos vietos, kuri vadinasi Kalėdos, nauji metai. Klausimas, ar mes persijungiam, išlipam, keičiam kažką, ar mes liekam. Galima likti, galima vėl sukti. Tik tai jau sakau, sukimai bus sunkesni ir sunkesni, skaudesni ir skaudesni, jie nebesikartos tokie patys, nebus. Bet galima išlipti. Yra šansas. Kas girdi, kas turi ausis girdėti, tas girdi. Kas negirdi, tas neklauso, pas mane nėra net šansų. Jeigu girdit mane, jūs girdit nebereikalo. Daugelis iš jūsų esat su manimi ir gyvenimo balanse. Jei dar ne balanse, tai bent jau advento kalendoriuje. Mačiau širdelių daug, nuliukų nespėjau susekti. Jie tokie nematomi, pažiūrėsim vėliau. Dar pratęsiu tą patį klausimą, nes prisidėjo žmonių nuo to momento, kai klausiau davus ženkliai, tai dabar pasakysiu tą patį. Kas dėjot, nekartokit. Prašau, nekartokit. Kas negirdėjot šito klausimo. Širdutės deda visi, kas yra advento kalendorių prisijungę pas mane Telegrame, šviesos kanale. Ir kas nesate Telegrame, dedat nuliukus. Bet spauskit į komentarus, prašau. Nuliukus, jeigu nesat šitame advento kalendoriuje. Jeigu esate širdutės. Va toks. Pratęsiam testą. Turėtų būti kaip minimum 130, jei nedaugiau, komentarų. Jeigu būtų tik tai tokie širdutės arba nuliukai. Tai va, kas nesate, primenu, jis yra nemokamas. Junkitės ir dalyvaukite. Nuorodų prikartota pas mane Facebook'e sočiai. Čia irgi pridėsiu prie aprašymo. Junkitės. Leiskite savo pajudėti, leiskite savo patikėti, leiskite išlipti, leiskite savo išlipti. Prašau, dėl savęs ir dėl tų, kas yra šalia jūsų. Jūsų išlipimu gali būti nepatenkinti daugelis aplinkui esančių, bet jie bus dėkingi praėjus laikui. Patikėkit, jie bus dėkingi, nes jūs būsite jų gelbėtojas savo laiku. Kai mes darom nepopuliarų žingsnį, daugam gali nepatikti. Bet kai gerai pasvilina, tada prašo pagalbos ir sako, gelbėk ir mane, ir man reikia. Ir bus kur kreiptis, nes jūs jau būsit nuėję savo kelią, padarę savo namų darbus. Ir bus pagalba tiems, kas yra šalia jūsų. Tai va, matau, kad yra dar nuliukų. Junkitės į advento kalendorių. Dar netoli jūs, nedaug atsilikę, galit pasidaryti meditacijas, kurios buvo darytos jau mūsų iki šiol. Dar jau visai vos kelios, taip kad aš pati galvoju, kokia šiandien diena. Antra, trečia, ir pati nebežinau, aš pamečiau kalendorių. Taip negali būti mažai. Žodžiu, kiek bebūtų. Trečia, jo. Tai va, tai dar nedaug padaryta, rytoj tik tai 4 ir jos trumputės meditacijos labai visos stiprios ir visos labai praktiškos, jas galima kartoti, daryti jas tada, kada reikia, jūs jau žinot, kur jas rasti ir pasikartokit, pasidarykit iš naujo, kai bus reikalai jas pakartoti. Tai va, o kas žinot, kad jau pribrendę ir jau vaikščiojat ratais ir niekaip neperžengia tų slenksčių. Gyvenimo balanso kursas, jis nepraradęs galios, jis nepasenęs, jis yra tai, kas reikalinga absoliučiai kiekvienam. Išsigydyti visas savo žaizdas, savo baimės, visus savo nepasitikėjimus ir taip toliau ir taip toliau.
Ir dvasio, ir sielo, ir kūne. Dirbam su viskuo. Ir istorinis, ir genetinis, ir dabartinis lygmuo. Su viskuo. Su visom nuotaikom ir su visom lygom. Kas bebūtų, visų lygų priežastys yra giliai viduj. Ir dabar mes tikrai įrašinėjom daug video su Erika. Sekite juos. Iš pradžių mes čia užpumpavom jų, kiekvieną dieną po vieną buvo biški perdozavimai, kad nebūtų bloga nuo tiek informacijos ir tiek šviesos. Praretinom, padarėm kas antrą dieną, 3 per savaitę. Mūsų video išeina visokiom temom. Ir apie ligas, ir apie dvasinius dalykus, žodžiu, skirtingom temom. Ir būtinai klausykitės, maitinkitės, judėkite į priekį, leiskite savo žengti žingsnį. Pasitikėkite, kad viskas bus gerai. Kai mes žengiame žingsnį savo laiku, viskas būna gerai. Viskas išsisprendžia. Beje, dar moterų tema, tą pamiršau irgi, dar vienas nemokamas čatas yra moterims, kurios eina savo, ar atsiradę neeina, bet ar per savo išbandymus santykių temose, yra kryžkelėse grupė, rašykite asmeniškai, atsiųsiu nuorodą į tą grupę. Ir kas eina, ar yra po skyrybų, ar tiesiog krizė labai stipri santykių, ar tiesiog jau eina per skyrybą, dar kažką, reikalingas sustiprinimas, padrasinimas, išsigydymas, nes niekas neišsisprendžia sprendžiant išoriškai. Turi būti išspręsta viduje, išgydyta viduje, kad nesivilkti, nesitempti toliau to, kas jau buvo. Tai irgi labai stipri mūsų pagalba yra ten, individuali, absoliučiai kalbame su merginomis tiesiai ir duodame orientyrus, kas kur kada, ką daryti, pro kur išėjimai, kokie toliau žingsniai ir panašiai, susiorientavimai. Taip kad ne spauskit savęs į kampą, o traukit lauk iš visų kampų ir su pasitikėjimu pirmin. Nesėdėkit ir neverkit kampučiuose, nesiguoskit ten, kad ne man vienai galbūt tai blogai. Ne apie tai. Esmė, kad mums kiekvienai būtų gerai. Tame visa esmė. Tai va, tokie šiandien mano pasidalinimai. Dar kartą, advento kalendorius Telegrame bus linkas prikabintas, junkitės ir pirmin gyvenam. Kas į šitą moterų grupę, rašykit man asmeniškai ir prijungsiu. Duosiu aš jums prisijungimą. Nenoriu to daryti į viešumą, nes daugelis nenori to irgi turėti viešumoje tašinėti. Tai va, tokie pamastymai, jeigu kokie nors rimti klausimai, kaip išlipti iš rato, rašykit. Reziumuojant, iš rato išlipti yra duotas laikas, jo pasinaudoji arba ne, arba suki antrą ratą. Kaip išeiti, kaip praeiti, yra nusiimti savo naštas, nusiimti savo apkrovas, valytis baimės, kaltes, pykčius, žaizdas gydytis. Mūsų žaizdotų pirmyn nepraleis. Mes neatlaikysim, neišstovėsim, neišbūsim. Dar beje, šitame pačiame kontekste pasakysiu šito laikmečio specifiką. Vat šito laiko, vat dabar, pirmyn atgal savaitės trumpos, gali jaustis fiziniai visiškai be jokio pagrindo negalavimai. Apie peršalimo ligas yra kalbėta daug mano, aš netikiu peršalimo ligomis, aš netikiu, kad yra toks dalykas ir pratęsiu netikėti toliau, čia ne apie tai, bet gali pasireikšti visokiausi simptomai ir vaikam, ir suaugusiem. Jie gali skirtis, bet jie gali būti kažkas panašaus į ligą, nežinau kas yra, bet arba labai skauda kažką, ar ten kažkur peršti, ten, gerklė kokia labai stipriai. Bet esmė, kad tam nėra jokio pagrindo, jokio tikėjimo, kad mane ten matyt pratraukė, ar dar kažkur ten kojas buvau įkišęs, ne apie tai. Esmė, nėra tam pagrindo. Nėra pagrindo, bet simptomai stiprų, pasijuto. Čia yra šito laiko transformacijų momentas.
Nebijom šito, tiesiog nebijom. Padėkojom kūnui, kad jisai transformuojasi kartu su mumis, kad jis lipa lauk iš tos pačios duobės. Ne visą laiką tas išsigramdymas ten iš tų visų juntasi labai gerai. Energijos yra labai stiprios energijos dabar juda. Nes vakarėjom irgi su sūnum paėmiau už rankos ir aš jaučiu ne tai, kad dygliukai, aš jaučiu vibraciją, taip, kad būtų varikliukas įjungtas ir va tai va krato. Ir aš tokia, galvoju, man jau vaidenasi. Aš dar taip nebuvau jautus, kad paėmus už rankos, va toks jausmas būtų. Ir aš jam taip sakau, tu irgi jauti, kaip aš jaučiu. Jis taip ištraukė ranko. Jo, sako, aš galvojau, kad čia tu kažką. Aš sakau, nieko. Pabandom dar. Ir mes paėmėm vėl žangos ir vėl tas pas net kratosi. Va toksai, kaip prisiliestum prie kažkokio elektrinio dalyko ir jisai dreba viduje. Toks keistas jausmas. Paskui po kiek laiko praėjo. Bet esmė, kad leidžiam tekėti tą energiją. Energija labai stipri. Jinai visai, jinai ir šalta energija. Gali jaustis ir šiurpuliai, ir visokie dalykai. Ir jie realiai, jiem reikalingas pradidinti, pravalyti kelias. Leisti ją vykti, judėti tą energiją. Gali jausti ir kaulai, ir raumenys. Tikau, ir gerklės, ir kas nori. Mes negali pasijausti visai. Bet leidžiam tam vykti su pasitikėjimu, viskas gerai. Padėkojam kūnui, susitvarkysi, čia neliga, čia yra transformaciniai momentai. Kas žinot, kad sergat jūs žinot, kad čia jūsų, ta prasme, kažkas tai kitas galbūt, bet aš kalbu apie visiškai be jokių priežasčių yra tokie pasijautimai, kad tarsi sergu, nors jokių priežasčių tam nėra. Nei sportavau, nei dar kas nors iš taiga raumenys skaudu, ta prasme, nieko specifiško nedariau, o va tai pasireiškia. Tai va čia yra transformaciniai momentai, to neišsigąstam. Nereikia to išsigąsti, nes išsigandimas, jisai mus žemina ir vibracijas, ir mes reaguojame atitinkamai ne taip, kaip reikėtų ir, žodžiu, ne apie tai, nebijom. Ir ten irgi buvo mūsų rate toksai išsigandimas, kad ten kitus mokinau, pati dabar man pasidarė šitaip ir anaip, sakau, viskas gerai, be kaltės, be gėdos, kad susirgai ar kažkaip pasijutai tarsi susirgusi, be jų šitų, be gėdos, be kaltės, be baimės. Viskas gerai. Viskas gerai. Leidžiam savo praeiti. Tarsi tu, kaip pirty tave įkaitina ir iš tavęs bėga prakaitas. Raudonas ten veidas ar dar kažkas pasidaro. Tai normalu. Tu eini per tam tikrą valymo procesą. Taip tai atrodo. Gerai. Pragyvensi. Ilgai netruks. Tikrai ilgai netruks. Kuo mes būsim labiau atsivėrę tai transformacijai, kuo labiau lengviau leisime pritekėti, kaip aš sakiau, jeigu tu įsivaizduok, padidinai tą ertmę judėjimą, jeigu būtų kanalas, kad tave tekėtų srovė ir tu padidini tą ertmę, bet kad neužspaudė ją, kad kai skauda mes užspaudžiame, o tu padidini, tu atpalaiduoji ir padidini, kad kanalas jis turėjo būtų praplėstas, kad energija lengviau galėtų tekėti. Tiesiog tai. Be baimės ir be ieškojimo priežasčių kažkokių labai gilių. Tai va, tai dabar jau tikrai viskas, tik mačiau kažkas tai parašėte ilgesnį komentarą, to įgrįšiu. Indrė Retika, nuostabios mūsų sielos daktarės, ačiū jums, labai smagu, kažkas čia buvo, visada, kas čia per visada, iš kur čia parėjo, visada norėjau išgelbėti pasaulį ir tik dabar supratau, kad pirma turiu išgelbėti save. Taip, tikrai, išlipau iš kolserės, ieškau pagalbos, kur čia pabėgau ir dėkoju, kad esate jūsų, Erika. Labai smagu, Alma, labai smagu. Taip, gelbėjom save ir tame yra visa esmė, tame yra visa gyvenimo prasmė gyventi savo gyvenimą. O visa kita, kai mes gyvenam savo gyvenimą, mes nešame savo vaisių, visi aplinkui irgi yra patenkinti. Taip, kiekvienas medis, jis neša savo vaisių, jam nereikia vaidinti kažko kito, ten obelis neapsimeta kriaušę ar dar kokiu nors ten abrikosų. Aš esu abrikosas. Ta prasme, ir kas, jeigu tavo šaknis obels, tu esi obelis ir tu nešk vaisius, o jeigu tu ten neši obolius, vietoj obolys apsimes abrikosų, jis nebus nei obolys, nei abrikosas, bus iš kažkokia tai nesąmonė ir, nevalgoma. Tai va, taip kad
darykim savo, neškim savo vaisių, būkime savimi, leiskime tekėti tą energiją, kuri teka per mus ir neškime savo vaisių. Va tame visa esmė yra. Leisti tekėti tai, kas eina per mus. Individualiai. Kiekvienas. Čia yra originalumas, čia visas kaifas, visas grožis tame. Taip. Gerai, dabar tikrai atsisveikinu. Baigėme šio vakaro susibėgimą 10 minučių iki 9, labai fainiai suspėjom, norėjau daug išsitemti ir iki kitų susėjimų, o advento kalendorius jau rytoj, mes apie 6 valandas ryto sudedame dienos medžiagą, taip kad kas kada be atsikeltumėt, jūs randate viską jau jūsų laukiant. Gero laiko visiems, gražaus laukimo, va to buvime. Žodį buvime parašiau, bet jo nepanaudojau per visą laiką, karuselė gavosi. Nu, žodžiu, keisim pavadinimą ir antraštės. Buvimas išlieka, tik tiek, kad žodžio to net neužakcentavau. Iki visiems, iki kitų susibėgimų.